Erika, kaip pasiruošimas konferencijai? Geras tavo klausimas, aš kai prašiau jūsų atvažiuoti ir jūsų pagalbos, tai ne tik apie konferenciją, norėjau pakalbėti apie visus projektus, kuriuos remia mūsų žmonės, mūsų palaikytojai yra tame tarpe apie konferenciją. O pradedu tai nuo to, kad Kazimierai, su kokią mašiną tu šiandien atvažiavai? Skolinta mašina, tai vat aš pažiūrėjau mūsų peržiūrų iš teismo, ne? Tai pradžiugino ten 11 000 žmonių pažiūrėjo, aš labai dėkinga, kad jie pasižiūrėjo ir ten komentarų virš 400. Ir tai yra gera, kad palaiko, jaučiuosi, kad mes esam reikalingi, kad palaikomi, bet ta problema yra tokia, kad ir su studija dabar turim rūpesčių, tai kiekvienas Kazimiero atvažiavimas yra oro gurkšnis. Man ir Kazimieras važinėja su skolinta mašina. Nes mašina ruošiama technikiniai, suprantu, ir ten taip tai yra su problemu. Labai norėčiau, kad Kazimieras turėtų galimybę atvažiuoti iki manęs ir ne tik iki manęs, labai būtų svarbu, kad Kazimieras turėtų automobilį iki konferencijos, nes tai yra ir nuvežimas reikiamas technikos, o autobusiukas tai yra ta mašina, kur telpa viskas, ką mums reikia nusivežti. Tai yra skaudama vieta ir čia aš prašau jūsų visų pagalbos, kad Kazimiero automobilis važiuotų, labai prašau. Tai yra pagrindinė sąlyga, kad mūsų veikla judėtų į priekį. Pasijutau nepatogiai šiek tiek. Kodėl? Lyg tai dėl automobilių ten viskas kniedėsi ten. O kaip kiti reikalai? Tai kiti reikalai, bet žinai, jeigu tu nebūtum šiandien atvažiavęs, aš tikriausiai negalėčiau nei šiandien, nei rytoj, nei kitą dieną pasakyti, kaip mums sekasi ir daryti savo laidų iš namų. Man visą laiką tektų važiuoti į Vilnių, o važiuojant į Vilnių tai yra sudėtinga esamoji mano situacijai. Aišku, aš nuvažiuoju ir dėkoju Justui už tai, kad priima mus Karžygių studijoje, dėkoju mūsų komandoms nariams, Dmitrijui Glaskovui, kad jis tikrai deda visas pastangas, kad mūsų informacija pasiektų. Tai dabar taip, dėl konferencijos kovo 18 dieną, tarptautinė Baltijos šalių konferencija, mums sekasi labai neblogai. Kame neblogumas ir kame blogumus jau pasakei. Pagrindinė jau kaip supratau. Nes mes turime ypatingai aukšto lygio žmonės, kurie darys pranešimus labai įdomiom, aktualiom temom apie temas, jau kai jos bus galutinai įvardytos ir galutinai apipavydalintos, mes jums pranešim jau kovo mėnesio pradžioje, aš taip manau. Bet dabar tai, kad jie yra, kad žmonės atsiliepia iš visų šalių žmonės ir šiandien dar mes derinam vieno žmogaus prisijungimą iš Jungtinių Amerikos valstijų, dar derinam, ten vis tiek skiriasi ir laikas ir pasižiūrėsim, kokios jo galimybės būtų, bet galima daugmaž jau tos žmonės įvardinti pradinį sąstatą. Dabar žiūrėkit, žmonių aš nenoriu įvardinti, nes tai yra žmonės opozicionieriai, o padėtis Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje labai aiški. Kieno opozicionieriai? Opozicionieriai savo esamom administratoriniam struktūrom. Tai Lietuvos administratoriai yra tie, kurie nemėgsta mūsų, ir Latvijos administratoriai tikrai nemėgsta savo opozicionierių, kurie mato valstybę kitokią. Estijos yra? Ir Estijoje taip irgi tai yra problematiška, tai esmė tame, kad tie žmonės yra ir mes bandom išsaugoti tuos žmonės dėl to, kad dalis jų yra jau taip tokiuose panašiuose sankcijose kaip tu ir aš. Jie neturi dokumentų, negali išvažiuoti, bet yra ir jie prisijungs jau kaip vadiname, per nuotolį savo skaitys pranešimus. Bet yra dalis, kurie gali atvažiuoti ir jeigu mes juos dabar paviešinsim, tai bendras informacinis laukas, kuris nukreiptas prieš mus, gali apriboti jų atvažiavimą. Bet galima bent jau įvardinti šalis, kurios jau aišku maždaug, kad bus jau. Latvija, Estija, manau, kad Lenkija ant klaustuko, Lietuva, Rusija, Baltarusija ir dabar Jungtinės Amerikos valstijos dar su klaustuku. Ir dar viena šalis, nesu garantuota, bet jie galvoja apie tą galimybę, tai kol kas patylėsim, nes aš manau, kad kiekvieną savaitę mes padarysim po kažkokį pranešimą, kiek judam, kaip mums sekėsi, tai šiandien dienai sakau. Aš girdėjau, kad Katalonija dar galbūt. Galbūt. Tai šiai dienai mes turime salę. Ir galima sakyti, kur? Kol kas nereikėtų, kad nebūtų užpulti žmonės. Ir kai tos salės ieškojom, buvom labai sąžiningi, pasakėm, kas mes tokie, detaliai
Pasakėm, kas galėtų grėsti jiems už tai, kokios sankcijos, sakė, mes viską apie jūs žinome ir mes jūs priimam. Įsivaizduojat, mus priėmė tokius, kokies mes esame, meluoti nereikėjo, išsisukinėti nereikėjo ir tai yra geriausia žinia. Kita gera žinia, kad aš manau, kad rytoj mes jau pervesim avansą, nes jūsų dėka mes rytoj galime pervesti avansą už salę. Kur padėti galima į sąskaitą ar grinais tau vežta? Kaip padėti? Kaip mus paremti? Tie, kurie norėtų, tai čia sekantis etapas. Dabar dar norėčiau, numušį mane Kazimierai. Tai dar kartą, paskui, kad neužsimirštų. Paremti bus galima, tai aš manau, kad jūs įdėsite savo sąskaitėlę ir mano Revoluto, ir tai bus dvi sąskaitos, kuriuose atsidūrė pinigai, palengvins konferencijos būklės kokybę ir pakilėjimą į aukštesnį lygį. Ir taip pat aš manau, kad tai bus pagalba. Be Kazimiero automobilio, aš noriu pasakyti, mano automobilis irgi sugedęs, jisai stovi, bet jis nėra tiek svarbus. Mano automobilis, jis yra čia 5. lygmenį. Bet be Kazimiero automobilio mes negalim aplankyti ir savo bičiulių, nuvažiuoti į susitikimus, todėl, kad kartu su Kazimieru yra nuostabioji Vaida, be kurios reportažų mes išvis būtume niekas. Sakai, permušiau. Permušiai. Tai dabar sąskaitos bus paskelbtos video ir tai jos kaip visada bus įdėtos. Žmonės, kuriems dar kyla klausimų kažkokių, galėtų skambinti man telefonu 0661 62 060 ir sakau, kad konferencija bus tokia, kad mes priimsime ir laisvuosius klausytojus. Kitai žodžiu, mes paperkam mūsų laisvuosius klausytojus, ką tik nupirksim, kad jie nelotų. Tai va, laisvėjai klausytojai taip pat galės atvykti, dalyvauti konferencijoje, užduoti klausimus. Ir kai žmonės skambinsit ir norite būti tais klausytojais, dalyvauti gyvai konferencijoje, atvykti, aš jums asmeniškai tiesiog įtrauksiu jūs į sąrašą, nes vietų skaičius yra ribotas. Ir suteiksiu jums adresą, kad žinotumėt, kur kelintą valandą atvažiuoti. Galiu pranešti tai, kad galima ten pernakvoti, užsisakyti vietą iš anksto. Ten yra ir norintiem pailsėti ir baseinas, žodžiu, sąlygos puikios. Tai Erika, tu taip šneki viską, kad lyg tai tu vieną tik tai žinai ir kur ta konferencija bus. Ir kada? Mano patirtis tokia, kai mums reikėjo partijos susirinkimo, teisingumo aušrai, kai reikėjo. Atsimeni, Kazimierai, kai buvo sunku gauti patalpą ir galų gale, kai mes radom, kas mus priėmė ir paviešinom, tai tas žmogus susilaukė didžiulio spaudimo ir mokesčių inspekcijos patikrinimo ir pasmerkimo iš kitų, kurie užsiima tokiu pat verslu, ten kaimo turizmas, salės nuoma, ir šiai dienai nesinorėtų, kad per mus įvyktų va tokie negražūs dalykai ir be to pačių saugumai. Kol kas apie tai nešnekam, tiesiog tai bus pasakyta visiems asmeniškai. Tai rašyti tau ir skambinti tau? Nu tai žinoma, rašyti man ir skambinti man, ir aš tikiuosi, kad tai nebus tokių provokatorių, nes provokacinių skambučių kol kas sulaukėm. Bet aš dar apie tai, kad iš jūsų paramos mes finansuojam ne tik tai projektą Tarptautinė Baltijos šalių konferencija, bet ir baigiam ateiti į finišo tiesiąją su projektu apie knygą Sažių Malatovos. Vertimas yra, redakcija yra, viršelis, kiek žinau, jau yra sukurtas ir labai dėkojam visiems, kurie padarė tą didelį darbą, belieka susitarti su leidykla. Ir knyga jau atsidurs leidykloje. Ir ten jau labai neilgas laiko tarpas, ne, Kazimierai, kol knyga iš leidyklos, kvepianti, niekieno nepaliesta, atsidurs jūsų rankose, mėly mūsų bičiuliai. Mes planuojame šitą knygą tiražuoti 500 vienetų tiražu. Kuo jinai yra svarbi? Svarbi tikriausiai tiems, kas domisi istorija, svarbi tiems, kas analizuoja istoriją, nes čia sudėti tie faktai, kurių nerasite kitur, tai yra labai sąžiningai sudėlioti faktai žmogaus, kuris tuo metu itin aktyviai dalyvavo veikloje ir aš manau, kad atskirą padarysim dar laidelę, kur niekas geriau už tave, Kazimierai, tos knygos nepristatys, nes tu buvai pirmasis, kuris perskaitė. Ir jau tada tokiom džiugiom, emocingom gaidom sakė, šitą knygą turi turėti Lietuvos skaitytojas. Bet į konferenciją grįžtant, tai vadinasi kreiptis tik pas tave, nes aš ir po šiai dienai nežinau, kur jinai vyks. Nu,
Kol kas, Tik pas tave. kol kas saugumo sumetimais, Tik kad visi būtume lygioms. Žinai, kaip būna, jeigu paslaptis išeina, jeigu ją žino du, jau jinai nepaslaptis. Ir paskui sakysim, o kasgi buvo kaltas. Juokauju, bet aišku, paskambinę žmonės, kurie registruojasi, jie gaus tą adresą ir tik tai nebus jau taip labai. Nu gerai, o ekipažus kaip formuoti, pavyzdžiui, mašinas kaip formuoti, jeigu nežinom, kur važiuosim. Tai Tai kaip? mes likus savaitėj žinosim, gal dar ir ankstėliau, ne tik savaitėj, bet va čia man tai svarbu, kad Kazimiero mašina važiuotų, nes aš noriu būti jo ekipaže. Nes mano mašina ilgai dar nevažiuos, tai Kazimierai, jeigu tu negalėsi važiuoti, tai ką man daryti? Ir visi, kurie tikrai nuoširdžiai nori pagelbėti, aš manau, kad jeigu tie 11 000 peržiūrėjusių ir iš jų bent trečdalis pervestų mums po 3 eurus, rezultatas būtų nuostabus.